Sveiki, aš ne visada pasitikiu atviro kodo programinę įrangą, kas susidūrė, pavyzdžiui, su kokiu gimpu, vietoj Photoshopo naudok tipo. Tai šitą savaitgalį Rusdesk programinė įranga atlaikė mano stres testą. Tai yra, gavau šiek tiek darbo nuotoliniu būdu atlikti su Rusdesk, neiškeliant kojos iš namų. Tad jeigu jums reikia kokios nors kompiuterių pagalbos, ta prasme, su nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, instaliuoti Office'ą, kokias nors programas, nežinot iš kur gauti ir taip toliau, tai kreipkitės, aš jums padėsiu, aišku, ne už ačiū. Ir žinoma, pateiksiu visas instrukcijas, kaip instaliuoti Rusdeską, yra biški tokių įdomesnių kliurkų, bet instaliavus Rusdeską mes galėsim kontaktuoti, ta prasme, aš galėsiu prisijungti prie jūsų kompiuterio ir sutvarkyti viską, ką reikia. Išskyrus tai, kad tik tokia sulaukiau keletos užklausų apie kompiuterio hardware, tai kompiuterio hardware mes netvarkom nuotoliniu būdu kompiuterio hardware, arba mes patys atvažiuojam, arba patys mums atveža. Šito dalyko nuotoliniu būdu sutvarkyti yra neįmanoma. Tai tiek tokių pamastymų apie Rusdesk, ta prasme, aš tikrai padariau atskirą video apie Rusdeską, kurį vadinu aukso griduoliu. Tai mes dabar ant tos programinės įrangos ir statysim visą savo nuotolinio palaikymo visą infrastruktūrą. Nes labai pasiteisino ir svarbiausia, nereikia nei jokių kodų, reikia kodų, ta prasme, bet kaip TeamViewerį apsunkinta biški. Tai tą suvesk, tai aną suvesk, tai ant to varnelę paspaust, tai ant to varnelę suspaust. Jeigu nori ką nors padaryti, tai Rusdeskas biškai palengvintas toksai variantas. Tai tokie pamastymai, jeigu reikia pagalbos, kreipkitės, galite kreiptis TikTok'u, galite kreiptis Facebook'e, galite kreiptis kompiuterių pagalba ir taip toliau. Tai tiek šį kartą ir